pas mus svečiuojasi Taja. Taja yra 9 mėnesiai. Taja didelė. Taip? Didelė Taja. Nugriovė bokštą, bombt. Rieta, žiūrėk, bokštas kaladukai rieta. Rytu. Autobusas važiuoja. Pagausim autobusą. Pagausim, va. Taja moka pereiti iš sėdimos padėties į keturpėsčią. Pasiimti žaisliuką. Stebi savo atvaizdą veidrodyje. Taip. Žiūrėkit, kur veidrodukas. Atsisėsti iš keturpėsčios padėties. Paragauti. Dabar žiūrėk, kaip veidrodėlis ridu rieda. Ridu. O, užšoko veidrodėlis, matai? Eik pagauk, kur tas veidrodėlis nuriedėjo? Kur tas veidrodėlis nuriedėjo? Toli? Žiūrėkime, važiuoja, einam, pagausim. Moka kelis žingsnius paropoti. Va, moka ir taip. Moka perkelti kūno svorį nuo plaštuko ant kelių, moka šliaužti. Sėdi Taja gražiai, nugarytė tiesi, kojos ištiestos, pusiausvyra gera tiek į šonus, tiek pirmyn. Galim patikrinti, kaip atgal keliam kojas, atgal irgi pusiausvyros reakcijos puikios. Nu, pažiūrėkim, kaip mes čia išmokom šiandien. 1, 2, va, kaip šauniai. Taip, šaunu. Taip. Jeigu kelią koją mes siekiam, kad simetriškai judėtų ir viena ir kita pusė. Va, kaip gražiai. Padedam šiek tiek. Taip. Moka ir taip šliaužti. Susirado žaislų. Pagal raidos skalę yra gerai, jeigu kūdikis pradeda sėdėti 8 mėnesių, 5 sekundės, 9 mėnesių. Yra normalu, jeigu vaikas sėdi 1 minutę. Op. Vaikutis pradžioje, kai pradeda sėdėti, tai mes formuojam priekinę atramą su rankytėmis. Kad jam būtų stabiliau, rankytės dedam į priekį ir po truputį pasėdim. Tik. Stovėti. Taip, 9 mėnesių išlaiko kūno svorį. Taja už rankyčių suėmus. Taip, laikom už plaštakų, pilnai išlaiko kūno svorį. Neskatinam vaikščioti, kada pradės pati tada. Tik tai kiek laikom už rankyčių, taip, arba už dubens. Ir viskas. Op, sėdam.